Sveiki. Sveikas, Ignas, džiaugiuosi daug pasveikinti su gimtadieniu. Labai dėkoju tau, kad peržiūrėjai visus mano video. Esi ištikimas mano fanas. Tavo po pirmą grupės draugai dovanoja tau šitą dainą, bei neišnykstantį alaus bokalą, kuris leistų mėgautis begaliniu alum žaidžiant kompiuterinius žaidimus ir ruošiantis savo mėgstamą maistą. O dabar truputėlį pasiklausom Elsonitido dainos. Tai ką, pasiklausom. Šią kartą man užteks, jeigu patiko, būtinai paspausk laikas, subscribes, aš buvau lietuvis, iki kito karto. Šventinę programą jums dovanoja Agrovet. Gardūs lietuviški mėsos gaminiai jūsų šventiniam ir kasdieniniam stalui. Turite virškinimo problemų? Pavalgę jaučiate sunkumą skrandyje? Eikit prie mūsų. Mano skrandis. Neretai taip atsitinka dėl virškinimo fermentų trūkumo. Veiksminga pagalba Mezym. Mezym sudėtyje yra natūralių virškinimo fermentų, kurie veikia greitai ir efektyviai. Kam kankintis, jei gali greitai pasijusti geriau? Mezym. Sutrikusiam virškinimui pagerinti. Dabar už ypatingą kainą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti taip, kaip nurodyta. Geriausia kalėdų dovana – kompaktinės plokštelės. Triumfo arkos auksiniai balsai. Gustavo enciklopedija Lietuvos tūkstantmečio datos. Ir Janina Miščiukaitė Širdies žvaigždė. Šiuos DVD galite įsigyti knygynuose ir didžiuosiuose prekybos centruose. Viena originaliausių Lietuvos atlikėjų Jurga Šeduikytė. Po pustrečių metų savo gerbėjams padovanojo 3 albumą, plus 37 laipsniai. Rudenį vykusio naujojo albumo pristatymo koncertas. Visiškai kitokia Jurga. Puikus, novatoriškas renginys. Dar negirdėti patys naujausi kūriniai bei pačios populiariausios senosios dainos. Sausio 2, šeštadienį 22 valandą per Lietuvos televizijaus 2 kanalą. Šarūnas Bartas ir jo filmai Jono Meko vizualiųjų menų centre. Nuo sausio 19 iki 31 dienos. Informaciniai rėmėjai Lietuvos televizija, Opus 3. Jį žino net tie, kurie neklauso muzikos. 11 autorinių ir 14 grupės Foje albumų autorius, pelnęs visus įmanomus Lietuvos populiariosios muzikos apdovanojimus. Andrius Mamontovas ir jo turo per Lietuvą koncertas. Naujųjų metų naktį, 30 minučių po vidurnakčio, tik per Lietuvos televiziją.
Labas vakaras. Lietuvos televizijos eteryje Panorama. Kas per parą įvyksta Lietuvoje ir pasaulyje, gali būti skirstoma į prieš panoramą ir po panoramos. Nebaigiu dienos be panoramos, jeigu aš esu bet kur Lietuvoje, aš jau 8:30 stengiuosi būti prie televizijos aparato. Jau 40 metų Panorama patikimas vedlys žinių pasaulyje. Šventinės nuotaikos lengį putojantis vynas Alita. Jokia čia paslaptis, kad daugelis žmonių mėgsta skaniai pavalgyti. Tačiau pažvelkime įdėmiau. Juk tai, kas skanu, dažnai tampa sunkiu išbandymu jūsų skrandžiui. Norėdami to išvengti, prieš valgį išgerkite Vytauto. Jis paspartina skrandžio veiklą ir padeda virškinimui. Vytautas – natūralus mineralinis vanduo, kurį gerti naudinga. Aukso filtrais išgryninta, todėl dabar dar švelnesnė. Atrodo auksinė ir yra auksinė. Originali lietuviška auksinė degtinė. Ateina sielo navienų. Sausio 2 dieną, šeštadienį 13:20 per Lietuvos televizijos 2 kanalą. Maestro Virgilijaus Noreikos 50-ojo ir vienos ryškiausių lietuviškojo baleto žvaigždžių Loretos Bartusevičiūtės 30-ojo kūrybinio sezono šventinis vakaras, kuriame gros Povilo Jaramino instrumentinis ansamblis, šoks baleto solistai. Geriausia kalėdų dovana – kompaktinės plokštelės. Triumfo arkos auksiniai balsai. Savo enciklopedija Lietuvos tūkstantmečio datos. Ir Janina Miščiukaitė, širdies žvaigždė. Šiuos DVD galite įsigyti knygynuose ir didžiuosiuose prekybos centruose. Kai laikas tavo. Klasikinės muzikos sostinė Viena kasmet sveikina pasaulį naujųjų metų proga, dovanodama tradicinį šventinį koncertą. Vienos filharmonijos orkestro garsiausias ir populiariausias. 70 šalių transliuojamas naujametis klasikinės šventinės muzikos koncertas. Sekmadienį 22:15 per Lietuvos televiziją. Koncertą remia Rolex. Jokia čia paslaptis, kad daugelis žmonių mėgsta skaniai pavalgyti. Tačiau pažvelkime įdėmiau. Juk tai, kas skanu, dažnai tampa sunkiu išbandymu. Brangieji Lietuvos televizijos žiūrovai, mes kartu su... Šventinės nuotaikos lengį putojantis vynas Alita. Dextera kiekvieno ritmui. Kelkis. Jau rytas. Mama, joks ne rytas. Ir tik 1 valanda dienos. Dextera – platus plisuotų žaliuzių pasirinkimas visoje Lietuvoje. Gaukite asmeninį pasiūlymą jau dabar.
Kaip malonu, kad tau nereikia priminti mūsų šventės. Sunku būtų pamiršti mūsų pirmojo pasimatymo skonį. Montserrat. Sukurtas tavo šventį. Tik Vynės Žilet suteikia jūsų odai tokį švelnumą, kad jaučiatės lyg deivė. Kiekvienas trešmenis peiliukas įpakuotas atskirai, jo ašmenys su paminkštos pagalvėlės. Vienu judesiu nusiskusite kuo švariausiai. Taip švariai, kad jūsų oda dar ilgiau išliks švelni. Juk to vertos visos deivės. Vynės pasijus kaip deivė. Dabar su naujaja Žilet skutimosi želė Satin Care skutimosis bus dar malonesnis. Kukurūzų lasdelėn, o pristato. Sveiki, aš Romas Kevičius iš Kauno. Pirkau kukurūzų lasdelės ir laimėjau kelionę Palangą limuzinu į Palangą. Laimėkite ir jūs. Paskubėk ir dar vieną kelionę limuzinu į Palangą bus tavo. Skanauk ir pramogauk. Sharon Stone, Oskaro laureatas Dustinas Hoffmanas ir Oskarui nominuotas Samuelis L. Jacksonas nuotykių filme Sfera pagal Jūros periodo parko autoriaus knyga. Rytoj Kine Plius tik per LNK. Jie buvo užkietėję jauni hipiai. Kai Amerika pradėjo užkariauti disko muziką, o Nixonas galutinai susikompromitavo. Pirmosios mašinos. Pirmoji marihuana. Pirmosios mergis ir pirmosios netektys. Nostalgiška juosta, meilė iš pirmo žvilgsnio. Sekmadienį per LNK. Čigonė išbūrė Teresai 3 vyrus. Pirmasis jai padės, antrasis ją sugniuždys, o trečiasis mylės visą gyvenimą. Ar išsipildys pranašystės, ypač žinant, kad Teresos mylimasis keršto trokštančios moters sūnus. Visiškai nauja telenovelė. Meilės magija. Kiekvieną darbo dieną 15:50 per LNK. Slaptas, galingos kvepalų firmos savininkų gyvenimas. Vyrai, kasantis vienas kitam duobę, klastingos sužadėtinės ir jaunos meilužės. Godumas ir blogis, bet kuriuo akimirką gali sunaikinti vienintelį gėrį, dviejų jaunų žmonių meilę. Visiškai naujas serialas. Nekalta meilė. Kiekvieną darbo dieną 17:45 per LNK. Lorenzas Lamas yra nemirtingasis. Valanda nesustabdomo veiksmo. Pirmadienį ir antradienį per LNK. Amerikiečiai turi Batmaną. Ispanai Zorro. O lietuviai Tadą Blindą.